tau atsiųsiu šiltą vėją su daugybė bučinių. Jei mylėsi, nepamirši, jei tikėsi, grįšiu. Ir kartu. Tai matot, ateina dar čia kažko nuspirti, dar gėlukių gaunat. Taip. Smagu? Labai geras oras, pavasaris labai smagu. Nu tai ir švęskite, smagumą. Ačiū, sveisim. Ar yra čia ko nors užsikart? Žiūriu dar tik tais. Ar iš rankytė, ar kaip čia gaunas? Nu, nematau to, ko man reiktų. Kažką priderinti prie turimo. Čia gal iš čigonų pritysta? Gal ir iš čigonų, nežinau. Arba iš kokių ukrainiečių tie labai mėgsta. Tokius visokius, daug ant kaklo karolių. Tai va, žiūriu, bet kad... Bet žiūrėkit, mažiau būtų, tai rastumėt. Nežinau, aš čia pabūsiu dar. Kasgi čia per markę tokio daikto? Nežinau, kinietis. Lietuvoje kinietis dar gyvas. Yra, da jų yra. Ar ilgai laikys? Pamatysim. Polė iš turgaus įsinešim laikys. Iki namų. Iki namų. Dabrų žinot. bet pinigai žiūrėkit kur, pas ponę. Tai to kaip Šeimos kitaip? galva. Ką jūs galvojate? Aš tik virėjas. Į puodų reikia tada? Reikia, būtinai reikia. Tai kaip jaučiasi šitą ponę viršininkė tokią gražią dieną? Labai gerai. Gavau gėlių, numeškinu. Pirmų rozų atsivežiau į turgelį, sakė labai nori. Norėjau Aš jau pažiūrėti, vis kas čia dažniau. vyksta. Tai iš kur atvažiavot? Iš kur? Vietoje šalytos. Bet tai kažkaip nedavažiavot. Jinai nevažiuodavo vis per darbus. Tai dabar su darbininkė važiuos ir važiuos gal čia. Patikėkit, važiuosiu. Turbūt, kad važiuos. Prisipirko pilnus krapšus. Nu tai kiekvieno kart po puodų ir po gelukį, tai aišku važiuos. Ir praturtėsim. Iš vyro algos. Šitą? Taip. Tikrai šitą? Taip. Gerai. Tai matyau, kaip palau pinigėlius. Čia tai? Ačiū. Iš kitos kišenės. Aš iš savo pinigėlių. Iš savo? Ai, tu iš savo? Tu turtingas? Čia palauk, aš tau turiu gražą parodyti. Paklodę radau gražią, tinkamo dydžio. Tai va. Čia visko yra. Yra, visko yra. Iš vieno kermošiaus į kitą kermošių, va taip ir važiuojam. Tokiam dideliam turgu tokių mažų daiktų prisipirkot. Va, taip bet va, ateisit į svečius, va taip gražiai, elegantiškai, iš gražaus porcelianinio puodelio kavos. Įpilsim, išgersim, va, medaus. O tai gelukės kada? Va, iškart po turgaus važiuojam ir perkam gėles, šampaną ir geriam kavą iš gražių naujų puodelių. Tai šis reiškia turgus pats tas, kaip pasakyti, laiku. Labai laiku pasiilgom. Tokia žiema buvo, čilo oras, nuostabu, puiku. Nu ir kągi šitie du lakūnai šiandien pardavinėja? Pardavinėjom žaisliukus, šilumą ir ramybę ir džiaugsmą visiems namams. O čia visko tikrai matau turit. Turim. Su savo rankelėm viską prigaminam. Padeda mama. Nu ir vėl prekybom su visais savo gražumukais. Su viskuo. Ką turim namuose, tą nešam. Ir jau atsistoji beržynį ir visko pardavinėjat. Papigiai. Papigiai. Bet ir pigiai nieks nenori. Labai jau išrankus visi. Išrankus. Ar Į pasiūti? lašinius geriau žiūri. Ai, lašinius geriau? Geriau.
Šiandien švenčia šitos gražios dvi merginos. Nu, švenčiam, atvykom pirmą kartą. Pirmą kartą. Taip, Iš kur esat? iš Bendrių kaimo, Miroslovo. Nu, tai smagu, norim pasižiūrėti, ko čia yra. Tiesiog dar gavom dovanų gėlių, tai pakėlė nuotaiką, labai smagu. Koks gražus panelės vardas? Marija. Pitė. Kiek tau metų? 3. Jau gražiai mokai kalbėt? Taip. Didelė užaugsi? Taip. Ir graži? Jau jūs vyrai tai pridės. Tai čia tai ir tam ir perkama, nes jau gavau va šitokią puokštę, o nėra vazos tokios. Šį kartą turgų įsigijau, ką norėjau. Jau tulpių nereikia. Aš jau tulpes turiu, jau gavau, ryte anksti. Tai vyras nemiegojęs? Ką ne, nuo 5 ryto, ką visą laiką. Tai vyras darbininkas? O, Darbininkas. Lygintuvai pirkot. Pirkom. Ar brangus? Ne. Jeigu pagal tikrąją vertę, tai jis tikrai nebrangus. Ir kiek? 20 eurų. Tai kad dar tokių niekur nėra. Tai va. Noriu, kur tokį dėsit? Tai aišku, kad lyginsim drabužius, kągi su juo daugiau daryti. Ar žarijų turėsit? Rasim. Sodybą ir rasim viską. Nu tai kurioj pusėje Iranas? Nu ir kur dar iš jų? Reikia rast dabar jau. Yra, nu va. Ant bekinių, kad šiaip taip minčiūrėjau. Pintinės, pantukai, ką daugiau duoja. Pinigų va turiu, Bet jau čia naujų. naujų čia naidai, krepšininkai visi. O kada išeis nauji? Keis eurą? Būtų gerai tą eurą jau Tu tik pakeisti. tai pirk. Lito reikia arba kažkokio naujo. Tai va, vaikams žaisliukų radau. Tai pasižiūrėsim, ko yra daugiau. Tai pavėžėti į ranko. Nu tai. Ar mama pirs, kaip tu sakai? O mama ką galvoja? Nežinau, pagalvosim. Dar ne sezonas. Nu, jau, matėt orus, geri orai. Pažiūrėsim ar ilgai. Nu jo. Pažiūrėsim. Tai kiek prašo už tą dviratuką? Šitas biurotas 60. O kaip skai brangu ar ne? O kiek pigiausia, kiek brangiausia? Nuo 30 centų pigiausia. Tai grįžtat prie litų dar? Ne, nu va tokie, tai kiek jūs paprašysi, euro tai ar duos? Tai jau čia pigiausia pardavėja, kaip čia pasakyti? Nu taip, daug norėsi, tai mažai turėsi. Kągi šeimyną gero impirko? Kaip iš čia batų dėžė, lentyna. Čia ponia veš Uošviai. su moters dienos proga turim mamytę, močiutę, sesę, tai kad darytų skanius sumuštinukus ir gal čia blyną vartyt bus. Praver žodžiu ūkyje. Kiek prosos kainuoja? 15 pinigų. Na tai ar dabar kam reikia tų prosyt? Tai elektra brangi. Tai dar džekį paprašys ir žorėjų? Ne. Čia negalima kūryti. Čia visur lėktuvai stovi. Tai kad jau sig neskrenda. Skris. Ateis laikas skris. Kuo atvežiau sūrius? Ir iš tolokai kažkaip. Ne, nu kas čia yra, už sienos tik tai. Labai jau didelė pas jūs įvairovė. Nu tai neatvešiu vieno sūrio, reikia ir su česnaku, ir saldesnį, ir visokių skonių. Žmonės irgi ragauja ir renkasi. O paskui pasidaro iš rankus. Tai kad dabar visur jau visko pilna. O labai džiaugiuosi, kad va, gėlytę gavau. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.